Sveiki gyvi. Mano vardas yra Eugenijus ir aš esu kunigas, jėzuitas. Jėzuitas tai reiškia vienuolis, priklausau vienuoliniam ordinui. Šiuo metu gyvenu Vilniuje ir dirbu Vilniaus universitete kaip universiteto kapelionas. Šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie kryžiaus kelią. Kas tai yra, kokia yra jo prasmė ir kaip jį galima kūrybingai, šiuolaikiškai apmąstyti. Pirmiausiai, ko gero jums teko girdėti apie kryžiaus kelią iš kažkokių močiučių jūsų, o gal teko ir matyti bažnyčioje, vaikštinėjant tokio vyresnio galbūt amžiaus moteris ar vyrus ir jūs galvojat, ką jie čia daro, kodėl jie prie tų paveikslų sustoja, ką jie ten gieda ir taip toliau ir panašiai. Tai pirmas dalykas, kurį turėtumėm žinoti visi, kas yra kryžiaus kelias, tai yra tiesiog malda arba maldos būdas. Ką toje maldoje žmogus daro? Jis yra kviečiamas prisiminti Jėzaus Kristaus kančią. Kaip vyksta ta malda? Jinai vyksta keliais etapais, o tiksliau 14 etapų. Bet apie tai pakalbėsim trupučiuką vėliau. Dabar noriu jums papasakoti keletą istorinių detalių, kaip atsirado kryžiaus kelias. 15 amžiuje, netgi anksčiau kažkiek, tai 14, vienuoliai pranciškonai kvietė piligrimus ateiti į Šventąją Žemę. Ir siūlė tiem piligrimam labiau įsigyventi tą istoriją, Jėzaus Kristaus istoriją, jo kančios istoriją, ir kvietė sustoti prie vieno kito svarbaus epizodo arba etapo, apmąstant Kristaus kančios kryžiaus kelią. Kryžiaus kelias arba tas apvaikščiojimas su sustojimais tam tikrose vietose, kurios primindavo tam tikrus epizodus, kuriuose Jėzus dalyvavo ir kentėjo ir stabtelėdavo, prasidėdavo nuo pirmosios vietos, tai yra nuo jo teismo ir pasmerkimo Piloto rūmuose. Ir toliau taip tęsdavosi iki pat Golgotos kalno, kur Kristus buvo nukankintas, nukryžiuotas ir kur jisai mirė. Taigi šitą tokią maldos formą, kuri gimė kartu su pranciškonais, pakankamai pamėgo liaudis, nes galėjo savo būdu, keliaujant tuo keliu, įsivaizduoti, kaip Kristus ėjo, kas jam nutiko. Žinoma, jie skaitydavo šventą raštą ir tame šventame rašte pamatydavo, kad yra tam tikri momentai ir sustojimai. Pavyzdžiui, Jėzus, kuris neša kryžių ir jam padeda Simonas, priverstas kryžių nešti. Arba kitas momentas, kurio nerandame Biblijoje, bet pavyzdžiui, kur pasakojo tradicija apie Veronikos susitikimą arba galbūt Jėzaus susitikimą su jo motina tame kelyje. Tai visi šitie etapėliai padėdavo labiau įsigilinti į Jėzaus kančią, pabandyti suprasti, kokia yra prasmė. Taigi, vėliau iš Šventosios žemės, tai yra Jeruzalės, šitas pamaldumas išplito ir į kitas bažnyčias. Popiežiai to laiko leido, kad būtų pavaizduojama kažkokiuose paveiksluose arba atvaizduose tie etapai ir kad žmonės, kurie neturi lėšų ir negali ateiti į Šventą žemę, galėtų tą atlikti savo bažnyčiose, lygiai taip pat kaip vykdavo Jeruzalėje. Ir tokiu būdu visoje vakarų katalikų bažnyčioje po trupučiuką pradėjo vystytis tokia pamaldumo forma. Dabar kokia prasmė to kryžiaus kelio? Kaip kalbėjau pačioj pradžioj, padėti žmogui suvokti, ką Kristus, ką jisai jautė, kaip jisai kentėjo, koks tas buvo kelias. Ir bandyti įsigilinti į tą visą prasme. Mes girdime Mato Evangelijoje, 16 skyriui, 24 eilutėj, tokius žodžius, kuriuos Jėzus sako savo mokiniams. Jisai taip sako: jei kas nori sekti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Čia mes galėtumėm pavadinti, kad šita eilutė yra kažkuria prasme dvasinis kryžiaus kelio moto. Yra tie 3 aspektai. Kad galėčiau būti Jėzaus mokinys, aš turiu pasistengti įsigyventi, suprasti, ką jisai jautė, kas jis buvo, kodėl jis darė vieną arba kitą veiksmą. Tam, kad galėčiau jį sekti, taip pat turiu įsižadėti savęs. Tai reiškia savo egoizmo, kažkokiu vien tik savo interesų artimų ir pabandyti įsijausti į kitą. Čia mes tai galėtumėm šių laikų kalbą pavadinti empatiją, gebėjimu įsijausti į kitą. Palikti save ir žvelgti į kitą.
Šiuo atveju kryžiaus kelyje mes šiek tiek paliekam save ir žiūrim į Jėzaus istoriją ir bandome iš jos mokytis. Tada imti savo kryžių. Tai reiškia, kad sekant Jėzumi, ne tik tai galingų viešpačių, bet ir tuo, kuris yra kenčiantis, aš mokausi taip pat suprasti kryžiaus prasme ir atpažinti, kad tie mano kryžiai, mano vargai, mano kažkokie nepasisekimai, kažkokios kovos, krizės irgi gali būti savotiškas, simboliškas kryžiaus nešimas kartu su Jėzumi. Tuomet aš ateinu su savo kažkokiais rūpesčiais, galbūt savo kančiomis ir tai suvokiu kaip savo kryžių ir noriu susitapatinti su Jėzumi, eiti kartu su juo. Ir galiausiai aš einu ne tik tai savo minčių vedinas, bet šitų tam tikrų epizodų, jų yra 14, jų visų nevardinsiu, jūs turėsit progos nueiti į bažnyčią ir tiesiog pasižiūrėti, sustoti prie kiekvieno, pabandyti prisiminti, kokie tie sustojimai yra ir apie ką jie kalba, apie kokį epizodą. Tai reiškia, kad aš seku pačiu Jėzumi, mintimis, savo dvasia, savo malda. Kokia prasmė šiandieną mums visiems, šiuolaikiniams žmonėms, ypač jums, jaunimui, kryžiaus kelią eiti? Atrodytų tai tokia sena, atgyvenusi malda, kurią bobutės dar tik tai praktikuoja, meldžiasi, o mums jauniems visai tas neįdomu. Aš sakyčiau labai paprastai. Jeigu mes kažką mylime, jeigu kažkas mums yra labai brangus, mes norim prieiti prie jo gyvenimo. Ir norim ne tik tai su tuo žmogum būti geriausiose momentuose jo gyvenimo, bet būti greta kaip tikri draugai tada, kai jie kenčia, kai turi išbandymus. Jeigu mums atrodo, kad Jėzus yra mūsų draugas, mes norime taip pat savo širdimi, mintimis susijungti su juo tuo sunkiuoju metu, kada jisai kentėjo. Ir mes žinome, kad jo kančia ir visos tos kančios, kurias patyrė per kryžiaus kelią, yra skirtos mums kaip dovana, kaip jo meilės dovana, kad mes būtume išlaisvinti iš savo kaltybių, kad mes būtumėm laisvi, kad mes galėtumėm kartu, draugaujant su juo, pasiekti ir jo garbę. Tai yra prisikėlimą. Taigi, jeigu aš save vadinu Jėzaus draugu, aš noriu eiti kartu su juo ir kančios keliu. Kai aš apmastau tai, kai leidžiu savo sustoti prie kiekvieno epizodo, aš vis giliau pažįstu Jėzaus širdį ir kad jo meilė yra skirta man. Kaip galiu šiandieną eiti kryžiaus kelią? Aš siūlyčiau tai daryti labai kūrybingai. Jūs galite susitikti grupelėje, paskaityti trupučiuką Jėzaus kančios istoriją, galbūt sustoti prie tų epizodų, kurie jau nustatyti ir juos kažkaip kūrybingai išreikšti, arba piešiniu, arba vaidinimu, arba kažkokiu dar kitokiu meniniu būdu, kad tas padėtų mums labiau suprasti, kas buvo Jėzus ir dėl ko jisai kentėjo. Nebijokit būti kūrybingi ir kurti jūsų pamaldumą, jūsų ryšį su Jėzumi, tokiu būdu, kuris jums atrodo artimiausias. Didžiojoj savaitai, ypatingai, kai esame kviečiami apmastyti kryžiaus kelią, mes galime net neišeidami iš namų pabandyti kūrybingai apmastyti Jėzaus kančią ir sugalvoti savo kryžiaus kelią. Kviečiu jūs būti kūrybingais. Kviečiu būti tikrais Jėzaus draugais, ne tik tai tada, kai kažkokie geri dalykai vyksta jo gyvenime, bet ir priartėti prie jo tada, kai jisai kenčia. Ir pabandyti vidumi suvokti, kad ta jo kančia yra skirta kiekvienam iš mūsų, kad mes būtume gyvi, kad mes mokėtume mylėti ir aukotis savo ruožtu. Sveiki visi, esu Ieva Gižauskaitė, kaunietė, antrakursė architektūros studentė. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti savo gyvenimo istoriją, ypatingai tema, kaip man sekasi eiti kryžiaus kelią savo gyvenimo liudijime. Būdama 15 metų man teko atsigulti į reanimacijos skyrių, kur tą dieną kardinaliai mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Iki tol galėjau būti visiškai atrodo normalia mergaite, gyventi paauglystę savo laikotarpiu. Nuo tos dienos man tenka atsikelti su truputį kitokia kasdienybė. Tenka atsikelti su didesnė koja, vadinasi, mano kojos yra skirtingos. Tenka kiekvieną dieną gerti vaistus, norint išeiti ir nueiti didesnį atstumą, tai kad net ir 20 metrų man tenka užsidėti
kompresinę kojinę, nes be jos aš negalėčiau paeiti. Tai nuo tos akimirkos man teko pažinti savo ligą, giliųjų venų trombozę, kuri tarsi atrodo galėtų atimti iš manęs visą gyvenimo džiaugsmą. Kiek daug kalnų neįveikta, ar ne, dabar bus, kiek daug galėsiu nepamatyti ir kiek daug galėčiau skūstis ir verkti. Ir taip apkrauti kitus. Bet kai guliau ligoninėje, prieš mane buvo nukryžiuotas, jis kabėjo ant sienos. Ir žinokit, tą akimirką, tą visą savaitę aš galėjau tai žiūrėti tik tai jį. Dabar aš šiai dienai atsimenu šitus momentus ir suprantu, ką man tai reiškia, ne? Kad kančia yra neatsiejama gyvenimo istorijos dalis mūsų kiekvieno. Ir vienintelis būdas, ką mes galime padaryti, tai arba bandyti bėgti nuo jos ir niekada nepabėgti, arba pasimti savo kryžių, ar ne? Be šito išgyvenimo aš negalėčiau paguosti kitų sergančių, negalėčiau suprasti. 2019 vasarą man teko patirti dar vieną gyvenimo iššūkį. Važiavau motociklu ir į mane atsitrenkė mašina, į mano sveiką koją. Nes jau atrodo, jau buvau susigyvenusi su dalykais, ar ne, jau su ta koja, jau kaip ir žinau viską, ką daryti, o dabar vėl viską iš naujo reikia mokytis. Kaip čia dabar, ar ne, su 2 nesveikom kojom staiga turiu nešti savo kryžių. Tai kaip man Viešpatie tai padaryti? Tai aš supratau, kad šitie visi netobulumai, visi šitie dalykai, jie mane veda tik tai į dar didesnę tokį tyrumą, nes kančia skaistina, kas be ko, ką galiu tikrai paliudyti. Tai ką tikrai supratau, tai kad nereikia burbėti šitame. Jėzus Kristus mus moko, kaip reikia paimti savo kryžių, jį ne tik tai nunešti iki pačios pabaigos, bet net jį ir apkabinti. Tokiu momentu mes galime netgi ir pamatyti kitų kryžius. Kai mes priimam savo kryžių, mums tada yra lengviau pamatyti kitų ar ne naštas, ką kiti išgyvena. Svarbiausia nebėgti, svarbiausia suprasti, kad kryžiaus kelio istorija yra kiekvieno iš mūsų gyvenimo istorija. Kad tai yra tiek meilės istorija, tiek nemeilės istorija. Nes visa tai yra iš tikrųjų, ar ne? Tai ne tai, kad buvo, bet tai kiekvieną dieną vyksta. Didysis penktadienis yra kiekvieną dieną. Ta didelė našta nunešti savo kryžių, ar ne? Bet jinai tokia galinga, nes jinai veda į prisikėlimą. Ir Jėzus Kristus tai žinojo, kad ar ne, jeigu aš nunešiu, tai aš įvykdysiu Tėvo valią. Didžiausias liudijimas, ką mes galim pamatyti žvelgdami į nukryžiuotąjį, tai kad niekada nereikia bėgti, skųstis, burbėti dėl savojo kryžiaus, bet reikia pasiimti jį ir sekti Jėzų Kristų. Ir pabaigai norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Pirmas, ar jaučiatės, jog esate Jėzaus draugai? Ir ar jaučiatės, jog esate tikri Jėzaus draugai? Ar galėtumėte kartu su Jėzumi eiti į jo kančią? Ar galėtumėt išdrįsti, pamastyti apie jo kančią? Antras klausimas yra toks. Gal mano močiutė ar senelis, kurie lanko bažnyčią, žino daug apie kryžiaus kelią? Gal aš norėčiau su jais pakalbėti ir paklausti jų, kaip jie supranta, kas tai yra kryžiaus kelias? Ir iš to kažką išmokti. Ir galiausiai trečias klausimas užduotis. Galbūt galėčiau su savo draugais susisiekti ir sugalvoti kažkokį kūrybišką, naują, šiuolaikišką būdą, kaip galima apmąstyti kryžiaus kelią.